Sveiki, šiandieną norisi su jumis pasidalinti Dievo žodžiu, tai prieš tai perskaitysiu iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus nuo 17 iki 27 eilutės imtinai. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolęs prieš jį ant kelių ir klausė: Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: Vieno dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariai išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: Kas tada galės išsigelbėti? Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Taigi dabar pažvelgsime į kelis momentus, perskaičius šį Morkaus Evangelijos tekstą 10 skyriuje nuo 17 iki 27 eilutės. Ir šį tekstą galima būtų suskirstyti į dvi dalis. Tai pirmoji dalis, galima sakyti, nuo 17 iki 22 eilutės, kur mums yra pristatomas turtingas žmogus, kuris turi ne tik gerą intenciją įeiti į karalystę, bet atrodo ir visas būtinas savybės. Tačiau ko jam trūksta? Pagrindinio dalyko – mylėti Dievą ir brolius už viską labiau. Dievą ir brolius už viską labiau. Ar susitikimas su Jėzumi neįmanoma dalyką jam padarys įmanoma? Ar padės atpažinti viešpatį ir išlaisvins iš jį pavergiančio stabo? Ir Jėzus stengiasi nukreipti jį šiuo keliu, sakydamas, kad tik vienas Dievas yra geras ir kad dabar gali viską palikti ir jį sekti. Bet iš tikrųjų mes matome šio žmogaus prisirišimą prie turto, kuris jį apakina. Taigi, galėdamas rinktis tarp Dievo ir mamonos, pasirenka mamoną. Galiausiai, užuot apsidžiaugęs kaip tas, kuris rado lobį, jis nusimena, kaip jį praradęs. Taigi galima sakyti, kad turtas jį apakina ir jis priešais save nemato esmės, kuri yra priešais jo akis. Antroji šio teksto scena mums atskleidžiama nuo 23 iki 27 eilutės, atskleidžiami Jėzaus žodžiai apie išganymo negalimumą ir nuliūdusių mokinių nuostabą. Ne visi esame per daug dideli, kad įeitume į vaikų karalystę. Esame kupranugariai, juokingai bandantys pralysti pro adatos ausį. Tai, ką kalba šis tekstas. Taigi šio nepajėgumo pripažinimas mus padaro mažus. Kuo turtingesni esame, tuo labiau pasijuntame nepajėgus ir neturtingi tikrai vertingų dalykų atžvilgių. Neturtingi vertingų dalykų atžvilgių. Taigi pažvelkime į keletą momentų šiame tekste, į keletą detalių. Jaunuolis pribėga ir puola ant kelių priešais Jėzų. Taigi šis puolimas ant kelių rodo geriausią nusiteikimą. Jis turi nuolankumą, jis turi
nuolankę širdį, jis puola ant kelių priešais mokytoją. Taigi, tačiau nebūtinai vaisiai bus geri šio nuolankumo. Taigi, iki pat mes galime tik pačią apsisprendimo valandą pamatyti tinkamus vaisius. Taigi, ir šios tendencijos, intencijos pasirodo atvirai ir sukelia sunkią vidinę kovą. Taigi ir galutinis rezultatas yra arba džiaugsmas, arba nusiminimas. Priklausomai nuo to, ar žmogus nugali, ar patiria pralaimėjimą. Ir šis jaunuolis kreipėsi gerasis mokytojau. Taigi jaunuolis pajuto ypatingą mokytojo gerumą. Jėzus šiam kreipiniui, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodas tikrai mandagi frazė, teiks didelę reikšmę. Taigi ir mes matom jaunuolio širdyje troškimą veikti, daryti. Matom veržlumą jame, nes jis sako, ką aš turiu daryti. Taigi, o esminis momentas yra čia, kad išties Jėzus parodo ir kreipia ne link veiksmo kaip darimo ir tarsi tu gali gyventi pagal širdį kaip nori, o daryti gerus darbus. Bet Jėzus išties kreipia į tikslą, į esminį žmogaus momentą. Ir tik asmeniui duota pažinti tikslą ir rinktis pagal tikslą. Gyvūnai gyvena pagal instinktus, o žmogus gali rinktis gyvenimo tikslą. Ir būtent renkantis gyvenimo tikslą, taip išryškėja dar vienas bruožas, kuris yra būdingas tik asmenims. Tai asmens laisvė, kuri pasireiškia renkantis gyvenimo tikslą. Taigi, amžinasis gyvenimas, kurį trokšta paveldėti jaunuolis, nors ir susijęs su darbais, priklauso vaikų iš tėvo ir siejasi su jo kaip brolio gyvenimu. Taigi, esmė tai yra kurti sūnišką santykį su Dievu tėvu. Ir kitas momentas, kuris čia, galima sakyti, yra, tai ką turėčiau daryti daugiau, nes aš laikausi visų to įsakymų. Taigi, mylėti Dievą. O mylėti Dievą tai reiškia juo sekti. Tai pirmiau jį pamilti. Labiau už save ir už visą tai, ką turi. Ane? Ir labai gražūs elementai šiame tekste išryškėja, kad Jėzus meiliai pažvelgia į jį. Tai tarsi centras yra. Nes amžinasis gyvenimas priklauso nuo to, ar leisis šios meilės apimamas, ar nuo jos atsiribos šis jaunuolis. Taigi, gal šis jaunuolis yra pats Morkus, kurio motinai priklausė aukštutinis kambarys. Gal jis sekė Jėzų iš tolo, kol alyvų sode pabėgs nuogas ir paliks visą, ką pames mirties apdangalą, kad apsivilktų garbingų Evangelijos skelbėjo drabužių. Ne? Tačiau Jėzus sako, vieno dalyko tau trūksta. Jėzus duoda ne kokius nors patarimus, o pasako būtent tai, ko reikia norinčiam paveldėti amžinai gyvenimą. Kitaip tariant, įeiti į jo karalystę, būti išgelbėta. Ne? Tai ir jį pakviečia, išparduok visą, ką turi, turėsi lobį danguje, ateik ir sek paskui mane. Taigi eiti paskui Jėzų reiškia jį sekti. Taip konkrečiai įvykdomas pirmasis Dievo meilės įsakymas. Mokinys eina pas jį, kad būtų su juo, kur tik jis eis. Duodami vargšams ir sekdami Jėzų įvykdome įstatymą, 2 įsakymus, kurie vienas be kito neegzistuoja. Ir po šių žodžių jaunuolis apniuko. Jam sukelia didelę
didžią vidinę krizę atsispindinčią veide, nes jis apniuko. Jo širdie prasideda kova. Troškimas sekti Jėzų ir paveldėti